Salomėja nėris sako Petrui Cvirkai: manęs dar nebuvo, alyvų žydėjau, manęs nebebus, jos ir vėliai žydės, ir krisių lapeliai nuo saulės ir vėjo, kaip smėlio saujelės ant mano širdies. Aš esu poetė Salomėja Nėris. Gimiau Kiršų kaime Vilkaviškio rajone. Buvau vyriausia, turėjau dar 2 brolius, Bronių ir Viktorą, bei seserį Onutę. Tėvas buvo apsišvietęs žmogus, jaunystėje palaikė ryšius su knygnešiais. Motina išsiskyrė religingumu, pamaldumu, vienas jos brolis buvo kunigas. Tėvai buvo stiprūs ūkininkai, todėl galėjau visus savo vaikus leisti į mokslus. Aš esu Petras Cvirka, mano gimtinė netoli Veliuonos Jurbarko rajono. Mano tėtis mirė anksti, jis mane buvo išmokinęs drožti iš medžio kumpės ir buvo nudrožęs kumpę, su kuriuom buvo negėda eiti į bažnyčią. Mano mama buvo labai gera, ji mane leido į mokyklą ir padėdavo kaimynų daržus ravėti. Ir mane išleido į mokyklą, aš lengvai mokinausi gerais pažymiais ir tada 13 metų išėjau mokytis į Veliuonos mokyklą. Aš universitete studijavau lietuvių literatūrą, taip pat vokiečių kalbą bei literatūrą. Paskui persikėliau į Kauną, po to į Panevėžį. Panevėžyje susipažinau su savo būsimu vyru Bernardu Buču. Netikėtai atsirado galimybė Paryžiuje studijuoti prancūzų kalbą. Paryžiuje lankiau žymiausius teatrus, dailės parodas, koncertus. Paryžiuje susituokiau su savo vyru Bernardu Buču. Grįžę į Lietuvą susilaukėme sūnaus Sauliuko Balandžiaus. Mano mūtas pamatęs mano gebėjimus, mane išleido mokytis į Kauno meno mokyklą. Aš žengiau pirmuosius žingsnius į literatūrą ir aprašiau visus žmonių vargus. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, su sūnumi išvykome iš Lietuvos, o vyras liko Lietuvoje. Kaip grįžau iš užsienio, jau sirgau sunkia kepenų liga. Aš rašiau įvairias knygas, bet daugiausiai rašiau vaikam, bet rašiau suaugusiai. Stengiausi išleisti savo paskutinį eilėraščių rinkinį Prie didelio kelio, bet leidėjai pervadino Lakštingala negali nečiulbėti. Man nepatiko nei pakeistas knygos pavadinimas, nei kai kurie įtaisyti eilėraščiai.